Ačiū labai. Man Andrius Kubilius nuo senų laikų asocijuojasi su žodžiu Europa, strategija ir vienybė. Aš prisimenu jį dar jaunas būdamas diplomatu, kai Lietuvai labai sunkiai sekėsi pradėti dėrybas dėl narystės ES. 97 metais mes nebuvom pakviesti. 99 metais, kai jau atėjo Andrius, mes iš tų outsiderių tapome staiga dėrybų numylėtiniais. Jo asmeninis ryšys su socialdemokratu, atkreipiu kairiosios pusės dėmesį, Verheugenu, plėtros komisaru, tapo legenda Briuselyje. Jisai tapo mėgiamiausias plėtros komisaro premjeras, kuris darė viską taip, kad Lietuva staiga iš outsiderių tapo dėrybų čempionė ir labiausiai mėgstama valstybė. Mūsų ekonomika pradėjo augti 10% BVP, tai jis padarė dar tais prieštvaniniais laikais, kuomet Rusija įsiveržė į Sakartvelą ir prasidėjo kita invazija į Ukrainą. Tuomet vėlgi Andrius kartu su amžinatilsiu Kirkilu buvo pavyzdys dviejų premjerų, kurie ir mano akivaizdoj keliavo į kiekvieną sostinę vakaruose ir įtikino dėl kelių paprastų dalykų. Ne Russia first, ne Rusija pirma, bet Ukraina. Ir tai buvo labai sunku padaryti. Faktiškai iki 22 metų tai netapo kūnu, bet šitie du premjerai, įskaitant amžinatilsį Kirkilą, vienu balsu tai kalbėdavo ir kairiai, ir dešiniai, ir iš esmės paruošė dirvą tam lūžiui, kuris įvyko po 22 metų. Tuo metu, mūsų pirmininkavimo metu, mes jau priartėjom prie to, asociacijos sutartis buvo sudaryta su Ukraina, bet vis tiek Rusija buvo numeris 1, Ukraina buvo numeris 2. Po to, kai įvyko invazija, po to, kai tankai jau veržėsi visų frontų, Andrius sugebėjo suvienyti ne tik Briuselį, visas spalvas, bet ir faktiškai politiškai suvienyti visų Europos šalių parlamentus vardan Ukrainos. Jo sukurtoj suvienytų už Ukrainą organizacijoje pirmų smuikų griežė pačioj pradžiai prancūzai. Pirmas traukinys, kurį atsimena nemažai Seimo narių, nes mes vieni iš pirmųjų važiavome į Bučią, prancūzų grupė buvo didžiausia. Vokiečiai, italai, graikai, ispanai, portugalai, kurie niekada paprastai nestovėdavo vienoj pusėje su mumis, tuo metu faktiškai visi buvo Andriaus lyderystės įkvėpti. Ir esminiai sprendimai, kandidato statusas Ukrainai ir galų gale dėrybos tapo kūnu, nes šis žmogus sugebėjo savo strateginę išmintim, kantrybę, gebėjimu pateikti argumentus suvienyti ir žalius, ir raudonus, ir liberalus, ir konservatorius, ir krikdemus, visus. Ir aš tikrai tikiu, kad naujose pareigose Andrius padarys tai, kas yra dešimtmečiams mums svarbu. Jisai padarys tai, ką minėjo ir gerbiamas Eugenijus, tas Rusijos sustabdymas įvyks realiam laike. Aš esu įsitikinęs, kad Rusija bus sustabdyta, nes tai jau bus Europa, kuri lyderiau šiame procese. Ir dar kas svarbu man, kaip buvusiam ambasadoriui Amerikoje, manau, kad toks žmogus tikrai sugebės amerikiečius šokti tango kartu su Europa. Šiuo metu mes dar to negalim padaryti, bet esu įsitikinęs, kad tai ne tik bus Europos gynyba, bet ir visos transatlantinės bendruomenės gynyba. Nes jis lygiai taip pat gerbiamas ir Vašingtone, kaip ir Briuselį. Tai vienintelis mano prašymas, kolegos, kadangi mūsų posėdį tikrai stebi visos ambasados ir nemažai Europos biurokratų, parodykime tą valstybinę vienybę, kurią tikrai parodytų amžinatilsį Brazauskas, kuriam aš dirbau kaip premjerui, kurią tikrai parodytų amžinatilsį Kirkilas ir amžinatilsį Karosas, su kuriuo lygiai taip pat dirbom visos šitos frontuose. Tie kairieji turėjo valstybinį strateginį mąstymą ir taip mes ištraukėm Lietuvą iš šito liūno. Dabar mes bandom ištraukti pusę Europos. Tai parodykite, kad esate verti tų žmonių, kurie sukūrė jūsų politinius judėjimus. Ačiū.